Labas visiems, kurie žiūrės šį mudviejų su Rita įrašą. Labas vakaras, labas rytas, laba diena visiems, kurie šį kartą su mumis. Rita tiesiog paskambino ir sako, mudviem reikia pasveikinimą įrašyti. Ir susijungus padarė tokį srautą. Bandėm atpažinti iš tikrųjų iš senų įpročių, koks šis srautas ir pasirodo, tai ne tai, kas būdavo iki šiol. Visiškai eina didžiulis atsinaujinimo srautas, bet šitos atsinaujinimo dalelės, jos neišskiria nei vienos sritelės, neišskiria jokio kūno, jokios sąmonės, jokios vibracijos. Tai yra be galo didžiulis srautas, nešantis visą jūsų gyvenimą. Viską, kas jūs esat. Taip kad dabar tiesiog toks stiprus srautas, kad priimkit šitą atsinaujinimo srautą. Ta galingąją tėkmę, kuri atneša į jūsų gyvenimą absoliutų naujumą. Netgi gal to, ko dar nesuvokit ir nesuprantat. Netgi gali, kad jūsų gyvenimas dalinsis į 3 šakas ir visos tos šakos eis vienu metu. Tiesiog reikia matyti, leisti sau gyventi nebe vienu srauteliu, viena kryptimi. Todėl, kad dabar jau mes, kadangi daugiamatės būtybės, ateina laikas mums leisti gyvenimui tekėti keliomis kryptimis ir patikėkit, mes sugebėsim šitą, jau ir dabar nesąmoningai mes taip gyvenam. Tik dabar, matyt, ateis sąmoningumas į tą srautą. Galinga iš visatos energija tokiais pliūpsniais per kanalą mudviejų su Rita galingai teka, prajauskit kiekviena savo kūno dalele. Nukreipkit savo dėmesį į save ir paklausykit savo vibracijų tos tėkmės. Tiesiog būkit tame, be jokių minčių, be jokių galvojimų. Tegul plečiasi jūsų sąmonės, tegul jūsų kūnai priima kiekvieną pulsavimą, kiekvieną dalelę, kaip naują kvėpavimą. Ir su šituo srautu į mūsų gyvenimus, norisi sakyti gyvenimus, nors aš mus visus žemės žmonės matau kaip vieną organizmą, nėra jokių atskirtumų. Aš matyt vis tik kalbu apie tam tikrą sąmonės lygį žmonių, kurie yra pasirinkę tame sąmonės lygmenyje tęsti savo kūrybą, gyvenimo kūrybą. Ir čia matau, kaip į mūsų erdvę ateina labai daug, sakyčiau, pamaina šviesos bendradarbių. Liktai kažkas, kas jau atidirbo savo pamainą, kažkodėl norisi sakyti, išeina ir į jų vietą ateina tokia galybė, visiškai šviežumas, skaidrumas tų sąmonių pagalbininkų šviesos, jos, nežinau, kaip karnavalas ateina su šviesom, su spalvom, su gėlėm, su garsais, tiesiog galingai atrodo. Tokia jaunatviška nauja pamaina į mūsų gyvenimą. Ypatingai į mūsų vidinį pasaulį, į mūsų vidinę erdvę. Pajauskit, net kutena širdį, kaip jinai plečiasi ir pražysta visomis spalvomis. Tas jūsų vidinis pasaulis vibruoja tūkstančiais pojūčių, dar nepatirtų ir patirtų, kur negali net protu suvokti, tiesiog jauti tą džiaugsmo vibraciją. Kai nori švęsti, atrodo, ne tik iš proto, bet tavo širdis švenčia tą naujumą. Visiškai kitokį. Kitokį, jo, todėl kitokį, kad labai stipriai erdvėje jaučiu galimybės kaip paketai. O dabar aš taip suvokiu, grinai duodamos dovanos kaip galimybės pasaulio žmonėms. Ir tai eina globaliai, labai globaliai.
kiekvienas gaus pagal savo, aš turiu omeny, kiekvienas žmogus pasaulio pagal savo poreikius, sąmonės sklaidai, užduotims, vėlgi, ką pasirinkęs žmogus, pasirinkęs ne protu, o vis tik aukščiausioje savo sielos sąmonė. Nes visi dabar einam ten, ką yra pasirinkus mūsų sielos aukščiausioji sąmonė. Ne žemesnioji mūsų sąmonė, ne su žiniomis einam, o širdies vedami. Pajauskit, kaip kiekvienas savo gyvenime kažkodėl padarote vienokius ar kitokius pasirinkimus, vedini širdies, kažkokio pojūčio. Ir pasakykit, geriausias pasirinkimas tada būna, kada mažiau galvoji, o darai, kaip tada išsiskleidžia be galo daug mūsų erdvėje, mūsų energetikoje tos erdvės, kurios mūsų pačių dar nepažintos ir kaip jos nustebina jūs. Tai va šitos erdvės dar labiau išsipakuoja ir jausmas toks, kad jos eina, aš nežinau, ar taip gali būti, bet ne mano protui spręsti, vos ne kilometras priekį nuo mano energetikos. Man atrodo, 500 metrų jau daug, o čia kilometras, tiesiog tos srovės didžiulis nuo kiekvienos sielos eina galingas. Ir tas atsinaujinimas, jis nėra po truputėlį kaip pavasarį, kai neužleidžia vietos šaltukas dar tai saulytei, kaip žydi po truputėlį, jokių būdų. Aš tiesiog matau taip išsipakavimas vienu metu ir galingas išsipakavimas. Tiesiog žinokim ir leiskim tam būti, todėl kad kartais, jeigu žmogus tam nepasiruošęs, dar nesusitvarkęs su baimėmis, gali jam sunku būti tiesiog išsigąsti, gali kažko užsidaryti. Bet tų žinių yra daug, tam ir perduodamos žinios, kad žmogus žinotų, kas vyksta. Ir tada žymiai lengviau yra viską priimti. O kaip stipriai eina srautas ir pajauskit, srautas jisai ne iš kažkur ateina. Pajauskit, kaip tas srautas eina iš jūsų vidaus visomis kryptimis. Galingai visomis kryptimis. Ir jūsų vidinė ašis matosi, šiuo metu per jūsų vidinę ašį labai aiškiai matosi toks kaip auksinis srautas einantis, ne visiškai kaip spiralė, bet tiesiog taip, kaip įsivaizduotumėt, kaip per jūsų stuburą teka tiesiog auksinis srautas, auksinio atspalvio srautas ir jisai iš kraštelių truputį tokį turi rausvą atspalvį. Jisai taip materialiai užsipildo, aš kaip suprantu, tai yra tokia tikslingai paduodama, išskleidžiama ir aktyvinama energija jūsų visų struktūrose, kuri labai aktyviai veiks jūsų gyvenimuose ir stiprins jūsų vidinę ašį, jūsų stuburą, jūsų tvirtybę, jūsų pasitikėjimą jūsų gyvenimuose. Ir labai svarbu tai, ką Rita sako, bet tas stuburo tvirtumas iš tikrųjų labai daug dirba ir dirbs su stuburo tvirtumu, todėl kad tuose pasirinkimuose, kurie neegzistuoja praeityje, yra labai sunku žmonėms tą kryptį pasirinkti. Todėl, kad to nėra praeityje. Iš praeities, tai, ką mes patyrėme, mums labai lengva atrasti tas daleles, jas pajausti ir leisti joms būti. O tai, kas turi ateiti iš ateities, šitų dalelių mes tiesiog neatpažįstam. Ir šiuo atveju veikia mūsų stuburas. O stubure ir yra ašyje kūrėjo dalelės, dieviškosios, kas kūrė, kūrėjas kūrė mumise, ar ne, tos dalelės jos eina per mūsų ašį ir labai aiškiai duoda išjausti, žinoti, pajausti ir veikti šitą vietą, tiesiog atpažinti, kad tai man čia reikėtų eiti, reikėtų daryti. Ir tame labai reikalingas tvirtumas, apsisprendimo tvirtumas ir veiksmas, iš karto einama į veiksmą. Nebėra vietos proto abejonėms. Ir iš viso protas kitaip pradės veikti, pas mus mentalinė erdvė kitaip veikti pradės.
Kai kurie gali iš tikrųjų netgi stipriai fiziškai jausti stuburą, nes ne tik materialiai aktyvina, įleidžia šitą energiją, bet kai kam dar tiesiog išjudina sustingimą, išjudina, kad pratekėtų ta energija iki pat, susilietų iki pat žemės sąmonės, kad tas žemės gyvybės rautas susiliejantis su jūsų ašimi galėtų aktyvuoti begalės naujų energijų, galimybių jūsų gyvenimuose, kūrybai čia ir materijoje. Žinot, kas labai įdomu, galbūt pirmą kartą aš tokį jaučiu tą atgimimą, ne asmeniškai erdvėje pas žmogų, ir net ne planetoje toje senoje, o tame pereinamame tarpe, kada mes kuriam visiškai naują sferą savo gyvenimo, pasaulį su savo sąmonėmis, su savo veiksmais ir taip toliau. Tai aš jaučiu tą kūrybą, atgimimą visiškai naujoj žemėje. Aš taip galbūt norėčiau sakyti, nes tai, ką mes, ten aš gyvenu, dar kažkas šalia gyvena, tai ir yra naujas dalykas. Tos senos struktūros nebėra. Ir šiuo atveju, nemoku pasakyti, mane, kadangi esu Italijoje, Venecijoje, tai pas mane, žinokit, dabar taip girdisi varpai, galingai varpai skamba. Tie varpai tiek angelų sutraukė ir visą seną struktūrą plėšo visas senas struktūras, pasinaudokim progą ir leiskim iki menkiausios dalelės mumyse išardyti tas senasias struktūras, kurios galbūt man dar kažkur minteliai, kerteliai trukdo, gal ir stipriai trukdo, bet kokioje ir savo erdvėje tegul išardo paskutinius tinklus, kurie mane dar stabdo nors kaip nors. Fantastika, todėl, kad iš tikrųjų ypatingas yra varpo garsas. Tai yra vibracija. Tai yra grinoji vibracija, kuri taip suvirpina erdvę ir be galo stipriai išvalo. Tai čia mums toks ženklas. Manau, kad taip. Kadangi mes kalbam apie varpą, pasinaudosiu progą simboliškai. Dabar supratau, kodėl tas varpas atėjo pas mane. Taip pat naujumas, mes įpratę matyti varpą, kuris yra liejamas iš metalo. Bet simboliškai nesenai visiškai į mano erdvę atėjo nuostabus krištolo varpas, kuris taip pat tikriausiai šiandien kaip simbolis naujumo, simbolis tyrumo ir krištolo. Tiesiog pasidalinsiu tuo garsu su jumis. Gaila nesigirdi mums, nes toks intensyvus matyt vibracija, kad... Jo, labai neina girdėti, ne? Aš labai, bent jau turim simbolį, bet jo vibracija, jeigu ir nesigirdi garso, yra labai intensyvi. Ir manau, kad jo judėjimas ir judesys dar labiau suaktyvina šitą energijos srautą. Norėčiau dar kartą akcentuoti, šitaip stipriai vibruoja naujumas, kad senai tėkmei absoliučiai nebėra galimybės būti. Visiškai nebėra. Tiesiog pajauskit, srovė iš jūsų teka kaip iš galingoj
spustelėtos srovės, kaip vandens purslų, šviesos, energijos ir dar ko tik norit, taip galingai. Ir tekėkit, leiskit sau tekėti iš vidaus. Per visur, kur tik jaučiat. Ir nesvarbu, ką protas šiuo momentu sako, bet manau, kad jis nieko nesako, nes stiprus srautas eina energijos, be galo stiprus. Tiesiog mes matyt taškas esam, kuriame susilieja subtilus ir žemiškasis pasaulis ir jo sandūra sukuria visiškai naują materiją, visiškai naują materiją. Kažkaip tik noris pasveikinti visus su naujumu. Atsinaujinimas jau nebe žodis, o nebeskamba atsinaujinimas. Absoliutus naujumas. Naujumas per visas sferas. Nauji mes, visiškai nauji. Ir tegul šitas žodis įsitvirtina jūsų sąmonėse, suvokime, jūs ne tik tai išgirskit ir ne tik tai protu girdėkit žodį naujumas, pajauskite visą savo sąmonę, kiekviena savo dalele šito žodžio vibraciją. Sąmoningai tegul išvibruoja šitas žodis ir sujudina giluminį jūsų jausmą. Nes kai jausmas susilieja su žodžių vibracija, iš tikrųjų vyksta tada stebuklai. Leiskite pajausti, nes jeigu tik tai protas fiksuoja kažkurios dar mūsų sąmonės, ne visiškai supranta, sąmoningai nukreipkite savo pojūtį į šitą žodį, į šitą pajautimą. Naujumas. Ne tik atsinaujinimas, bet naujumas. Ir įkvėpiu naujumą, aš kvėpuoju naujumu, aš į gylį įleidžiu ir išskleidžiu savo sąmonėje, savo vidinėje erdvėje, savo materijoje, kiekviename savo atome, kiekvienoje dalelėje, išskleidžiu naujumą, kiekvienoje savo gyvenimo situacijoje, kiekviename savo žodyje, kiekviename savo veiksme ir savo mintyje, aš išskleidžiu naujumą. Ir šitas naujumas įgauna pagreitį ir materializuojasi mano gyvenime, mano kasdienybėje, mano kiekvienoje išgyventoje akimirkoje. Ir kiekvieną tą akimirką, kada norėsi sakyti senus žodžius, iš senos energijos jausmo, iš automatiškai kilusios situacijos, neišleiskit jos iš burnos, pašalinkit ją iš minčių, pakeisdami kažkuo nauju. Eikit į darbą naujų kelių. Žinau, nusipirkit naują tušinuką, valykit kitokios spalvos negu visada. Neškit į savo gyvenimą naujumą visiškai. Sveikinkitės kitaip su artimai sutiktų kaimynu, su kuriuo gal niekada nesisveikinot. Nušypsokit, tai praeinat pro šalį nepažįstamam žmogui, labas rytas galim pasakyti. Visi labai nori to. Nustemba, džiaugiasi. Ai, mes su rytuku spirgam ir linkim visiems to naujumo. Visiškai neatsinaujinimo. Vis tik atsinaujinimas yra, atrodo, kad aš atsinaujinu iš seno. O čia yra absoliučiai nauja srovė. Absoliučiai naujos vibracijos manyje, kurios man dar nepatirtos. Net tas spirgėjimas tai yra kitoks, kad aš nežinau, ką aš kokį žodį sekantį sakysiu. Tai tiesiog eina iš vidaus. Fantastika. Ir tas jausmas to šviesos, to lengvumo, to pakylėjimo begalinės. Step the noise dainiaut. Kaip sako, galim ir uždainiauti. Bet kad nelaiko zoomas giedojimo kaip gaila. Kaip sako, galim manifestuoti ateityje stipresnės platformos, kurios atlaikys aukštų vibracijų garsus. Taip. O dabar įkvėpkit pilna krūtine tų spirgančių energijų jumyse, kurios trykšta kaip fejerverkas iš jūsų, ir iškvėpkit pasauliui, visiems, va tą begalinę besąlyginę meilę.
Ir sau įkvėpkit lygiai tą pačią besąlyginę begalinę meilę ir iškvėpkit ją visam pasauliui. Aš įkvėpiu ir dalinuosi su jumis, su visais dalinuosi. Ir dėkoju, dėkoju, dėkoju kūrėjui už galimybę gyventi šiuo laiku. Be galo dėkoju. Štai, kad galiu patirti ir kad galiu dėkoti. Begalinis dėkingumas. Skleiskit naujumą. Skleiskit naujumą ir jūs visiems. Apkabinkit visus. Žodžiu, veiksmu, mintimi. Tegul ta naujumo kūryba jūs kasdien lydi. Tegul naujumas atsiranda kiekvieną akimirką. Kiekvieną akimirką. Su kiekviena mintimi, su kiekviena energija, su kiekvienu jausmu ir su kiekvienu jausmu. Veiksmu. Iš tikrųjų, negaliu nepasakyti, nes visą tą laiką, kol Jolanta dar dėkoja ir jūs sveikina, man rodo, kaip jūsų delnuose išsiskleidžia lotoso žiedai. Lotoso žiedai apgaubti besąlyginės meilės. Ir tegu tie lotoso žiedai įgauna dar stipresnę gyvybę jūsų delnuose ir tegul skleidžiasi į aplinką, į pasaulį, jūsų artimiesiems, jūsų aplinkai, kiekvienam sutiktam žmogui. Tegul per tuos apkabinimus, kai jūs sveikinsitės vienus su kitu, kai sutiksite, kai apkabinsite žmogų, tegul tie lotoso žiedai pasipila, tegul nusėja kiekvieno žmogaus širdį, tegul įeina į kiekvieno žmogaus lauką ir tegul skleidžiasi tas naujumas ne tik jūsų širdise, bet ir kitų žmonių širdise. Taip, kad su šituo įkvėpimu eikite į gyvenimą, į pasaulį ir perduokit jį tam, ką sutiksit. Ir nesvarbu, kada klausysitės šitos žinios, šitos meditacijos, dalinkitės. Nes šitas naujumas jūs lydės kas sekundę, kas akimirką, kiekvieną dieną. Taip. O ne kartą metuose. Ačiū visiems. Taip. Pasibūkit dar su tom energijomis arba bėkit, apkabinkit ir pasidalinkit jomis su kitais. Ačiū ir iki sekančių kartų. Iki.